Labą dieną, sveiki. Sveikas rytas. Labas Audriau, sveiki mėlyjei. Labas Pažaislio muzikos festivalį, kuris vyksta kaip tik mums už nugaros. Iš tikrųjų tikrai puikus, gražus ir geras renginys, kuris, sakykime, sutraukė daug jonaviškių pasižiūrėti ir miesto svečių pasižiūrėti šitą koncertą. Iš čia, kiek girdisi, tikrai yra puikiai ir gera muzikos kokybė ir atmosfera. Ir iš tikrųjų mes kiek turime tą simfoninį orkestrą. Taip, simfoninį orkestrą. Tai iš tikrųjų, tai šį kartą tradiciškai nebus toje vietoje registratūra, kur yra įprastai, nes ten stovi scena ir ten kaip tik vyksta Pažaislio muzikos festivalis. Palipus šiek tiek aukščiau į kalną, ten yra Adeso palapinė. Tiesiai už manęs. Jo, Adeso palapinė ir tenai tikrai pamatysite visą dalyvių paketų išdalinimo ceremonija vyksta, ten mergaitės dalina ir, kaip sakant, tikrai viskas bus. O rytoj ryte mes persikelsim į apačią ir ten tada dalinsime visus numerėlius ir taip. Tai, kaip sakant, registracija, jeigu nepameluosiu, 7 Jo, 7 valandą atsidaro registracija, 7:15 olimpinės distancijos tranzitas. Tai va, tai taip ir turėsime visą tradicinę gražią dieną Jonavoje. Jonavoje oras kaip visą laiką žada būti geras, nuostabus ir, kaip sakant, ten perkopsime 25 laipsnius temperatūros ir turėsime patį gražiausią orą, patį geriausią, kaip sakant, renginį. Ir 8:30 startuosime su olimpinė distancija, 13 val. Startuosime su sprinto distancija, 15:15 startuosime su trifonio distancija. Kai išvažiuos dviračiai į didžiąją olimpinę distanciją, bus vaikų triatlono ir splash and run startai. Tai, kaip sakant, tikrai gražus, geras, nuostabus renginukas ir mes čia turėsime visą gražią dieną Joninių slėnyje, tokią, kaip sakant, pačią gražiausią. Oras idealus. Taip. Taigi, pradėsim nuo plaukimas iš vandens, kadangi tvenkiny pastatė dambą, kuri labai trukdo. Nieko čia netrukdo, iš tikrųjų. Jonava susitvarkė savo paplūdimį, kuris yra tiesiog gražus, nuostabus. Yra pastatytas naujas tiltas, kuris tikrai gražiai leis visiems žiūrovams matyti ir mėgautis. Jo, žiūrovams gerai, bet iš tikrųjų mes pradėsime, šiek tiek pakeitėme kryptį, kad plauksime prieš laikrodžio rodyklę, startuosime iš vandens ir turėsime tikrai... Panašiai kaip Trakuose. Taip. Panašiai kaip Trakuose prieš laikrodžio rodyklė, olimpinė distancija, 1 ratas, 2 ratai su išlipimu į krantą, bus 2 arkos pastatytos. Sprintas taip pat startuoja iš vandens, o trifoną paleisime nuo kranto. Tik sprintas, kaip minėjome, yra 1 ratas, trifonas taip pat bus 1 ratas. Tai ir iš tikrųjų turėsime pačią, taip kaip sakant, tą reikalingą distanciją, kurią mes turime plaukti, ir tai bus dažniausiai olimpinė 2 ratai. Sprintas 1 ratas, taip. Vaikų distancija bus šiek tiek patobulinta ir pakeista iš karto, tai ir turėsime tikrai puikiai raiškiai. Na štai žiūrėk, mes su Inga ir Danu išbėgame iš vandens ir bėgame dabar į tranzito zoną, menamą tranzito zoną, tai, kaip sakant, tikrai neturėsime, kad čia kažkas keistųsi. Ir bus lygiai taip pat, geras kalniukas, bėgsime į Joninių slėnį, čia bus pastatytas mūsų tranzitas su visais dviračiais. Aišku, čia stovės dar ir ta scena, jos nenurinks, sakė, nuo... Iki pirmadienio, taip ir ne. Bet jinai mums vis tiek netrukdys, tranzitas bus toje pačioje vietoje, kaip ir visą laiką. Tai va, turėsime, kaip sakant, visą tą dviračių pradžią turėsime... Mieste, kaip ir... Sodų gatvėje, tada važiuosim tiesiai, tada suksim į dešinę ir jau ten... Sodų gatvę startuosime, kirsime Vasario 16 gatvės ir Kauno gatvėje suksimės į dešinę ir tenai, kaip sakant, važiuosime tiesiai į tą. Pavažiuokime kartu su mūsų atletais, kurie iš tikrųjų žino, kaip reikia važiuoti ir parodys mums. Štai mūsų, net ir Relive programėlė nupaišė mūsų pačią gražiausią trasą. Štai 1 ratukas, 20 km išvažiuojame ir grįžtame. Praktiškai už 20 km apsisukame ir lėkime atgal. Tai dabar trumpai apie dviračių trasą, kurią neseniai pravažiavau. Problematiškiausia atkarpa yra maždaug nuo 2 km 300 iki 2 500, kaip ir pernai prieš pat Jonavos miesto riboženklį. Ten keletą tokių gan pavojingų duobių, aš maksimaliai jas pažymėjau.
O visur kitur... Dabar jie čia pažinė šitos gulinčius policininkus, tai Nu, Jonavos čia jų yra, paslaugas, Jonavos paslaugas jas išėmė. Tai Taip, žodžiu, šitų šitų geltonų nėra, nebus, likę- mašinų turėtų irgi nebūti, nes yra sustatyti ženklai, kad parkuotis draudžiama, bet kadangi tai, kaip sakant, rytoje čia mes tikrai turėsime tą dalyką pamatyti. Tai va taip ir puikiai gražiai. Prieš Šitoj sankryžoje stovės apsauga, visos sankryžos bus reguliuojamos, stovės arba policija, arba apsauga. kaip Bet ir- ir prisižiūrėkit patys, aišku. Taip, iš tikrųjų nebus, eismas pilnai uždarytas nebus, bus uždaryta tik tai dalis Sodų gatvės, kuri yra iki vasario 16-osios, ten turėtų automobilių nebūti, bet iš kiemų vis tiek gal išvažiuoti koks nors žmogus važiuojant. Tai Kauno gatve va dabar pradeda kolektyvas judėti, tai čia... Čia asfaltas viskas tvarkoj, gražus, keletas yra tokių kanalizacijos šulinių, bet jie ten didesnių rūpesčių neturėtų sudaryti. Negalima draftinti, ne? Jo, Čia jie draftinti greičiausiai rodo, negalima. kad paskui vienas kitą važiuoti negalima. Bus teisėjai, viskas stebės, dviračiai visi leidžiami, taip kad kadangi draftai illegal, tai galima su visais dviračiais išskyrus, kad negalima važiuoti grupėje. Tai iš tikrųjų taip ir bus, kad važiuoti galime patys, žiūrėti galime patys, teisėjai bus, mūsų techninis personalas taip pat bus, kuris tikrai turėtų užtikrinti jūsų saugumą. Bet sakau, visą laiką mes privalome žiūrėti ir patys. Žiūrėkit ir patys, taip, Taip. taip. Ir dar prašymas darant lenkimą neišvažinėti į priešpriešą juostą. Priešpriešinę juostą už tai bus skaudžiai baudžiami teisėjai, kurie gali jums ir jūs diskvalifikuoti iš išvažiavimą į priešingą juostą. Na tai va. Tai va čia dar asfaltas geras, o kaip tik tuoj bus ta atkarpa, kurią aš minėjau, kur nelabai kokybiškas, keletas tokių gan pavojingų duobių, kurias aš visas pasižymėjau, bet kaip sakiau... Matau, čia mūsų Vokietija dviratininkai budrūs. pasikeitė, ne? Čia dabar yra poilas. Ir, Pavažiavom. ir čia, ir žiūrėk, va dabar va čia ryti, čia skaitosi draftinimas ar nesiskaito? Čia skaitosi, nu kaip čia Čia skaitosi, nėra ne? 12 metrų. Turi būti 12 metrų. Tai va, tai čia iš tikrųjų kas važiuos va, panašiai, tai antras laikyti. važiuojantis turi didelę tikimybę Mėlyną kortelę. gauti kortelę iš teisėjo pravažiuojančio šalia. Tai jeigu jūs jau ją gausite, jūs turėsite. Čia yra Kurmagala greičiausiai, taip? Taip. Kurmagala, čia yra apsisukimas Kurmagaloje, čia yra apsisukimas Sprinto Turėkit omeny distancija. šitą sankryžą, aš čia irgi pažymėjau, kad sulėtintumėt greitį, čia budės policija, bet yra gulintys policininkai, greičio mažinimo kalneliai. Taip, o čia šitoje vietoje. Turėkit omeny, kad reikia prisižiūrėti ir patiems, nors ir bus ir policija. Ir Čia bus policija, apsauga, bus sustatyti ženklai, bus sustatyti visi dalykai, tai šita sankryža tikrai yra pavojinga. Čia prisilėtinkime greitį ir patys save saugokime. Šitoje atkarpoje yra naujas asfaltas, ištiestas labai geras. Galo lygus kaip stiklas. Geras, lygus, geras. Čia vat, yra pusė distancijos jau įveikta, tai čia bus 10 km į vieną pusę ir 10 km į kitą pusę labai gero asfalto. Iš tikrųjų turėsime taip. Super sprinto distancija bus šiek tiek trumpesnė, nes jau apsisukimą darysim prieš tą pavojingą sankryžą, kad suteikiant maksimalų saugumą dalyviams. Vienas dar momentas dėl pačios trasos, kur statomas tiltas geležinkelio per nerį, ten irgi biškį reikėtų jūsų dėmesio, kadangi daug žemių yra. Bet ta prasme nėra jau kažkokio kritinio, bet stebėkit, kad neužvažiuotų ant... Išvažiavus iš miškelio bus apsisukimas, ten bus suformuota, ten, kaip sakant, lauks irgi ir apsauga, ir mūsų darbuotojai, kurie bus suformavę apsisukimo posūkį. Štai vėl ta pavojingoji sankryža pravažiavome, ką tik yra va tokių gulinčių kalnelių, kurie yra ilgesni. Greičio mažinimo kalnelių, kurie yra iš tikrųjų taip. Ir taip pat tuo pačiu keliu grįšime atgal. Tai kaip sakant, nuvažiuojame ir grįžtame tuo pačiu keliu. Visos distancijos dviračiuose po vieną ratą. Nu, tai bus labai gražus, greitas, pakankamai lygus. Bus sukilimo, bus tikrai sukilimo ten yra iš tikrųjų, bet kaip sakant, mes nedalyvautume čia, jei būtų mums lengva, ne? Tai mes, kaip sakant, tikrai turėsime iššūkių, kuriuos turėsime įveikti. Šitą sankryžą, kaip sakant, turime laikytis dešinės pusės, ne? Taip, visą laiką dešinės lenkimas tik iš kairės, neišvažiuojant į priešpriešą juostą. Tai, kaip sakant, irgi laikytis dešinės pusės ir nuvažiuojant, ir grįžtant, laikytis dešinės ir paliekant, kad kokia nors transporto priemonė neduok dievė. Jos neturėtų ten būti, bet
Bet kad Šitoj sankryžoje bus irgi reguliuojama. šita sankryža taip pat bus reguliuojama ir čia, Bet kaip sakant, pasižiūrėkit patys. Tai va, grįžtame atgal. Su dviračiais kaip ir išsiaiškinam, toliau grįžtam į tranzitą, nulipam prieš dismount liniją, pasikabinam dviratį, nusiemam šalmą, viską tvarkingai sumetam į dėžę ir pradedam kilt į žemiausius Jonavos kalnelius. Na va, čia kaip sakant, Į tas tranzitą? mūsų tranzito kelias į mūsų tranzitą bus pažymėta labai aiškiai dismounto linija, ties kurią mes bus ir privalėsime teisėjas su vėliavėle. nulipti. Tai va, čia greičiausiai Maždaug toje turėsime pačioje nulipti. vietoje ir bus. Op, nulipsime gražiai, nusivarysime dviratį, pasistatysime ir tada, kaip sakant, olimpiniai distancijai 4 kalneliai. Sprintas 2, trifanas 1. Trifanas 1, taip. Vaikų distancija bus dviračių trasa į tą kalnelį, tai kaip sakant, ten irgi vaikai džiaugiasi jį mindami. Tai va, turėsime tikrai gerą, nuostabią ir tikrai dar vat pamokančią trasą. pasirašiau porą savo tokių diskutuotinų, anksčiau buvo diskutuotini klausimai, bet naujausiai redakcijai pasaulio triatlono taisyklių dėl trisiūto, ar jie turi būti užsekti ar neužsekti. Va čia buvo diskusija po Trakų, po Panevėžio vidutinio nuotolio. Taigi pagal naujausią redakciją trisiūtai gali būti atsekti, bet jie turi būti bent jau apačioj užsekti, ta prasme net lapai. Ir didžiulis prašymas visiems dalyviam trisiūtus užsisekti 100 metrų priešais finišą. Tai yra maždaug nuo penalty boksų palapinės. Jeigu jau finišuojat, didžiulis prašymas užsisekti trisiūtą pilnai. Šiaip visų varžybų metu jisai gali būti bėgime prasektas, bet ne atlapas, nenuimtas nuo pečių, o 100 metrų prieš finišą didžiulis Mes prašymas. kovojam prieš nuogumą, ne? Jeigu, Taip, mes kovojam prieš kaip sakant, jeigu trisiūtas atsektas iki vidurio, iki bambos, iki iki kauliuko, žemiau atlapai, tai yra iki gerai. krūtinkaulio galima Taip. dabar pagal naują. Prasidedam bėgimo trasą, grįžtame, čia yra tie mūsų kalniukai, va čia yra tas mūsų žemusis kalniukas, kuris tikrai puikiai ir sunkiai įveikiamas. Tai va čia jis yra, kaip sakant, olimpinė distancija 4 kartai, sprinto distancijai 2 kartai ir trifonui 1 kartas. Rato pradžioje bus maitinimo zona, kur bus ir vanduo, ir mūsų tranzitiniai obuoliai, ir apelsinai. Tai kaip sakant, mes čia tikrai šitą turėsime ir, kaip sakant, tikrai turėsime aiškiai nužymėtą trasą, apibėgsime mūsų plaukimo ežeriuką ir būsime aiškiai nukreipiami tiek savanorių, tiek... Sužymėta raudonom vėliavėlėm visą trasą, nepasiklysi tikrai. Yra ta pavojinga vieta, ne viena pavojinga vieta, čia va yra prabėgti pro gatvę, kur va čia yra aikštelė, tai gal va čia irgi stovėsime, šitą būsime pažymėję, kad mašinos nevažiuotų, tai kaip sakant, ir jūs turėtumėte čia prabėgti. Ir va čia dabar sukam į dešinę, leidžiamės link Joninių slėnio, paskui vėl ir va tu aš paskui bėgikus žiūrėsim ir parodysim, kurioje vietoje bus penalty boksas, jisai bus toj pačioj vietoje kaip ir visada. Stebėkit savo numerius, įsiminkit savo numerį, stebėkit lentą, kad nebūtų už neatstovėtą baudą jums paskirta diskvalifikacija. Va šitoje vietoje prieš pasukant į užtvanką bus penalty boksas. Tai va, ir jeigu kam nors bus rytoj šalta, galit naudotis ir neopreninės plaukimo kepurėlės. Vandens temperatūra 19,5, turėtų viskas būti gerai. Tai va, čia yra dabar, kur mūsų į antrą ratą mes bėgsime į dešinę pusę, o į finišą mes suksime į kairę pusę. Tai kaip ir po kiekvieno distanciją, tai kiek ir suprantame, olimpinė distancija bėga į antrą ratą, į viršų, į kalniuką, o į finišą jau, kaip sakant, po 4 rate jau turėtumėt nusileidinėti va šitaip į mūsų finišą. Finišas bus tradiciškai toje pačioje vietoje kaip ir visada. Ne į tranzitą lėksime, o lėksime tiesiai ir čia turėsime puikiai, gražiai, grakščiai finišuojančiai. Na tai va, tai prabėgame aiškiai mūsų visas trasas, prabėgame tiek plaukimą, tiek dviratį, tiek bėgimą. Įsiaiškiname, kad
pasikeitimų yra tik tai plaukimo Plaukime rungtyje. bus prieš laikrodžio kiekvieną rodiklį. startą dar bus trumpas instruktažas prie vandens su paaiškinimu, iš kur startas, kad bus plaukime prieš laikrodžio rodiklę ir taip toliau, viską pasakys prieš pat startą. Nu tai iš tikrųjų, kaip sakant, mėgaujamės to, ką darom. Iš tikrųjų gražus renginys. Kaip sakant, 10 kartą Jonava mus priima čia prie mūsų triatlono varžybas vykdome ir iš tikrųjų turime patį vieną iš kiek buvo Lietuvos triatlono turė, kiek vyksta, kiek gyvuoja, tai Jonavos etapas visada buvo. Tai iš tikrųjų čia yra tikrai smagus, sunkus, lengvas ir tuo pačiu širdžiai mielas renginys. Ir iš tikrųjų mes tikrai turėsime. Tai vat, laukiame visų su gera nuotaika, laukiame visų pasiruošusių, pasipuošusių ir nusiteikusių kovai pačių su savim. Ir iš tikrųjų dar kartais galima įveikti gal net ir kokį Butrimavičių. Arba Burbulį. Pamėginti veikti Butrimavičių ar Mantą Jablonskį. Mantą Jablonskį, taip. Siūlome, šitą dalyką siūlome padaryti visiems. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs pasistengsite ir būsite kartu su gera nuotaika, tai ir mūsų renginys rytoj pavyks ir bus geras taip pat. Sėkmės visiems rytoj. Rašykime komentarus, jeigu komentaruose kažkokių klausimų turite, tai užtaginkit mane, pamėginsiu kuo greičiau. Rytis pasistengsi visus klausimus jums atsakyti ir paaiškinti, kaip ten buvo. Ten liktai mačiau dviračių titras, gal tai šiek tiek buvo neteisingas, tai iš tikrųjų ta rungtis dviračių olimpinė distancija 40 km yra dviračių, tada sprinto distancija 20 km dviračių ir 5 km ir 10 km trifane. Tai va šitą dalyką turėsime pasižiūrėti, bet iš tikrųjų viskas yra tvarkoje ir mes tikrai tą pasistengsime padaryti. Tai Rytis atsakys visus klausimus, o mes pasistengsime, kaip sakant, rytoj tą renginį padaryti vieną iš geriausių ir pačių geriausių. Tai va, sėkmės visiems. Sėkmės, pailsėkit. Iki susitikimo prie starto linijos. Ačiū Ryti.